Taigi, mes esam Fotoguide komanda, kurią sudaro Laura, Brigita ir aš Andrius. Taip pat mes turime du mentorius, kurie atstovauja mūsų projektui, tai yra Paulius ir Marius ir fasilitatoriai Gediminas. Tai visų pirmiausia, kaip Jūs manote, ar su šiuo fotoaparatu įmanoma daryti gražias ir kokybiškas nuotraukas taip paprastai kaip kepti kiaušinienę? Iš tikrųjų, galit net neatsakyti šitą klausimą, nes tikrai turbūt, kad ne. Kad iš tikrųjų visų pirmiausia, nusiperkant fotoaparatą, susiduriat su daugybė instrukcijų, kurios yra labai neaiškios. Ir galiausiai po to perkatės knygas mėgėjams apie skaitmeninę fotografiją, perkat knygas, kurios perskaitat ir jos nuobodžios ir jūs nieko iš jų neatsimenat tiesiog. Ir galiausiai po daug skaitymo, instrukcijų ir įvairių knygų iškyla trys pagrindiniai keiksmažodžiai, kurie yra išlaikymas, ISO ir diafragma. Mes savo projektu siekiame visus šios keiksmažodžius kuo labiau supaprastinti ir visą tai įterpti į kiaušinienės kepimo konceptą, kad receptų pavidalu. Taigi, kaip kepant kiaušinienę, tai turime pasirinkti skylę. Kuo didesnė skylė, tai logiškai gaunam tuo daugiau ugnies, tai taip ir su diafragma. Kuo ji labiau atverta, tuo daugiau šviesos patenka į vidų. Sekantis svarbus dalykas, turime uždegti ugnį. Ir negalime jos daryti nei per didelės, nei per mažos, taip pat kaip kiaušinienė, taip pat ir nuotraukoj. Per didelė ugnis reiškia išdegimą nuotraukos, o per maža tiesiog jeigu esi žalia. Ir svarbu laiku nuimti keptuvę nuo ugnies, kad gautumėm tobulos nuotraukos receptą. Ką parodysim dabar. Tai visų pirmiausia, čia kaip ir pradinis puslapis, su kuriuo vartotojas mūsų susidurtų. Tai ta instrukcija, apie kurią mes bandėm greitai čia dabar papasakoti. Ir čia vienas iš pavyzdžių receptų, kuriuo naudotųsi pats vartotojas. Tai visų pirmiausia, čia tie parametrai, apie kuriuos šnekėjom. Diafragma, ISO, tiesiog kepimo kiaušinienės. Kairėje pusėje matote sąlygas, kuriomis buvo daroma ta nuotrauka, kepama ta kiaušinienė, kaip galima pavadinti. Taip pat prieskoniai, kurie bus skirti jau šiek tiek besidominčiam arba labiau pažengusiam vartotojui. Tai kaip ir viskas bus. Gerai, ačiū. Tilpot į laiką, šaunuoliai.